ar ne? Labdien, šiandien antradienį, sveiki, užėmėte kanalą, bet nepaspauskit like, subscribe, padarykit, parašykit komentarą, likit įsijungi. Ir šiandien vėsiai ir tai žodžiu po Velykų. Šiluma dinga, vės didžiausias ir lietus po biškį lyn, nu ne prūdas čia lyn, bet terlio. Tai šeštadienį dar prieš Velykas nemažą padirbėjau su tvor, tai aplinkų perimetras padaryts, reikia dabar vien pertvar padaryti ir galės varyti gyvulius į lauk vešlų valymų. Jau rūgė biškį suvykęs žaliau labiau, biškį ir žuolis pradeda lyst kur šilčiau, bet šiaip vėsiai tikra. Šitadienį dakom pasidariau šitą perimetrą, užsibaigiau. Aplinkų viso ir dabar drats. Reikia dabar pasišerti ir eit galvoju vedurį pasibaigti. Jeigu šiandien pabaigčiau, būtum super, o jeigu nepabaigus, nebus super. Aišku, reikia šertis ir vežtis da kukurūzų, tai nemažą laiką reikia. Nukų pagaliau surinkau tvor paskutinę, tai patempimą, kaip sak, bet tuok šlyštvor net sunku apibūdinti. Šalta, lyn, į veidą, teisę, pūt, dar tas kapitons užseins trubį. Nežinau, nerva jam man, nu to or tuok. Bet niek, vis tiek įveikiau šiandien. Tai susirenk instruments. Varau šertis, vežus kukurūzus šerus, nes tai kapitono trubė čia man jau baigi išproti išvaryti. Tai sušalau, sulėjau, bet pasidariau. Tai dabar susilaužiau mūsų. Na jo. Bakst. Nebus bakst čia. Esu pasidaręs tokį užpilti preparatų nuo utėlių. Nuo utėlių kailį graužiką. O tokį. O kaip ir šiestas kailis gabalais. Pavasarį būn kažkaip suaktyvė. Gal tom karviam kažko trūkst. Ir anuos nebetur matyt apsauginių aliejų, spėjai nuo to vabalų, nuo to kailios graužėk, nes jų gražesnį karvių, sveikesnį jų rečiau būntas kailą graužys toks. Šaruliam praktiškai irgi kaip nėr. Nors gal, nėr šiaip. Šaruliam nėr, tom mišrūnėm kažkaip būn ypač jaudom.
Taip, guminukai. Biškai palyja. Taip. Šiandieniai trečiadienis jau. Oi, šveis išjungiam saulį šveit. Tai šiandien biškai tas oras bent vizualiai ir fainesnis, gražesnis. Saulė šveit, tai saulė bus vis tik šilumos. Tos šilumos tie baisiai nėra, dar reikia apatinį kelnių. Kvies tvoriai ir užtverti jau. Dabar reikia tik tą pajungti peiminį. Dar paleisėjin, paviniuoj drat. Kad nerabintom bakužiai galėsam išlavežti. Biškėdat kukurūzą, ne? Punčkeikis toiks jau į. Jau teličeiks bišk pasipenėja, jau matos, kad jėt geriausias pašarus. Varau apsišeru greitą, įvarysam, bandysam ruoštis tam mėšlavežių. Nu, ta prasme, iš bakų išskabinsam mėšlus. Susirenkam visus žaislus, kaip sakė, iš aptvar. Tai visko reikia išsivežti, susirinkti. Ten da brazen, štulpa ir keli, salafans toks. Žodžiu, visko išsivežti ir tada galėsies pasijungti peiminį. Dar reikia čia susukti izoliatorius ir pajungti peiminį. Tai į 3 skiltis gyvulių. Tai vien per vien gal išėskit, per kietą, vidurys liks. Ir galės vidaus įsivarinėti. Nereiks varyti nuo į lauką švis. Tai pergalvojau, pasidarys paprasčiau viskas ir nes laik spaud. Laik niek nebėra, reikia greitą daryti visko. Žodžiu, renku šmutkės, susidedam ir važiuojam toliau, varysam gyvuliukus. Vis bandogardžia švarus, išrinkta viskas. Čia susikrovau datus liekant visokius šiferių ir grūzų. Viskas išsiveža ir tas moments ir manau, kur gali pasakyti, o, vis padirbau, dabar jau padirbau. Galiu pasidžiaugti bandogardžiu, padirbti ir kiekimės pasiteisins man tas darbs. Džiaugsiuos aš anau ir ant salaikys man. Atrodė tikrai gražia. Čia labai patenkins, tai kolonų būklė, tai įtimpimų. Tik tą reikia dabar išbandyti viskom praktiškai. Tai jau pajungs peimenį, es pasišers tą biškėlį. Pats gal atsigers kokios kavos, pajungsam peimenį. Bandysam išvaryti eličaitis į lauką ir matysam, ką panos regus. Tai kon, čia to pusė padaryts bandogardis, a verta, kon dabar reikia tikėtis, kito pusė pavyks padaryti. Tik nežinau, kad tas bus ir ką apspės su darbas. Kad dar turėčiau to laiką, tai tikrai užsiimčiau, bet ir kitų darbų jau nelabai spės, nebent išsigrėžti ir susistatyti kolonas, nebent galėčiau pasidaryti on dalyk, nes dabar į žemį minkšta labai pavasarį. O vasarį ten paskiau irgi labai išsistovės, tai išdžiūnta žemė ten būn keit. Ten ir bišt daugiau moliaus, negu čia buvo smėlis visur, tai čia labai dėkinga tam grėžimu. Ten gali būti sunkiai išgrėžti, tai matysiu, kaip čia gausas. Bet šią dieną esu patenkins labai, nes turam du sakykiam, bandogardžius. Tai čia vien, Tai va, į gyvuliam geriau bus kur išeit, ir mums pačiam lengviau darbuotis. Tai tikėkimės. Taip ir toliau mane eisas. Varom.
rikiūnį. Buvo komentaras, sako, kodėl norit susizoliuoti, tai tvor darys, ajajai, pajungiau peimenį, tai ne tik gražiai atrodys, bet darys ir ajajai, trenksana, gana nejaukinga trenks, tai kom padariau, čia izoliatorių susukau ir pakabinau dratą. Nu ir plius iš ten ateina elektra, tai čia irgi padariau, tu iki izoliatorių susukau, tu iki galiukus. Kad nebūtų noro nukrapštyti. O taip sunkus darbą pavirst nesunkės darbas, kaip ir sąlygas. Tai o teličiaiks lauki. Daudas anus. O aš anu iš tą sektorių išvaliau jau. Tai labai greita, labai lengva. Čia palyginus su žėjim, ką valiau, tai buvo vargas. O čia savo paprasta. Pukštą atidariau, išvaliau. Tai dabar čia iškreiksiu. Jau tuką vidurinę pereis čia. Didyje esi lauk, reik ten nuvežti rulonus nuo galo.
Nukon vakaro žara, išvaliau viskon, bet tik tą dabar reik pervaryti autoks. Suštatį, to reiti vidurį. To reiti vidurį, ten į galų vėliek didėja, čia telyčius. O tai to ir potencialų užaugti. Tai kur dabar pardavas normaliai. O tai gali būti didelį. Jau gali būti didelį. Nežinau, ašaras bėgti dėl to, kad 7 eurų sumokėjau, dėl to, kad aš buvau įsmėgęs į akį. Tai vakar ten vežiau mėšlus, vis gera buvau. Ir dulkių buvo daug, matyti, ar patrinė, o kažko, gal šiaip įkrėt su pirštinį, gal jau baigiau darbuotis. Kažkas įkrėt į akį ir toks jausmas. Grįžau, pažiūrėjau, kad į kažkas įsmėgęs į rainelį. Bandžiau pajudinti, bet niek neįpadaryti, tiesiog net neįdėjai, plauti, valyti, visko, niek. Iš ryto atvažiavau pas privat gydytojų, nes greit reik pasidaryti. Reik varyti darbautis, tai 70 euriukų. Ir išpjovi iš tos rainelės, ištrauju klauk. Vaistukį lašin, ašaras bėg, nusipirkau dar kažkokių čia pasiūlį. Sakė, tai jau pradės skaudėti, nes tai baigsias anestetiką veikti ir dabar reikės lašintis 4 kartus per dieną varyti, minimum. Tai žodžiu. Varau darbuotis, gerai, pavyko ištraukti, dabar neberaižyk. Na, aišku, tai jau raižys, nes ten kažkom pakeš, patarinti, putuvoku ten prašmiklin. Nu, tie baisė buvo, iš tikrųjų, pirmas tik buvo tokia procedūra, tai reiks saulis akinis užsidėti. Ne dėl šustrom, bet dėl akių jautrom. Varom. Tai jau buvo Renats atliks iš bio versijos, tai nuvarėm, pasižiūrėjom laukus, kokiai situacijai, tai ten tos tolimesnius nie gero, bet čia prie namų normaliai visai, tai apžiūrėjom tus augalus, šaknis. Labai aktyvis, apkibusi žemėm, tai čia iš bioversijos vienas ir tikslau, kad augalą būtų labai aktyvus ir mikroploštų daug būtų šaknų ir nei kiptuose dirvožėm imtų medžiagas. Tai veik grau, gražiai atrodo šaknis labai. Tai turėtų atšilti oras ir augalą šokti virš jau kaip atšils, dabar tiesiog šalti labai. Tai naktį irgi buvo šaltas, toks, sakyčiau, sausa, šalta, bet drėgmės žemė yra daug. Tik ta temperatūra yra žem dirvožemiaus, tai dėl to tie augalą tokie dar sustresavai. Tai žodžiu laukam biški šilumėlis, tų tarpu aš dabar varau darbuotis, akis visai normalia, sakyčiau. Biški čiut raiž, bet nieko baisaus ne. Tai šiandien atsivedė karvė, gimtadienis ir mamos gimtadienis į veršiuks gimė. Tai dabar laukia pilas, mamas spirit eis prapūs bombėki biški ir atskirs karvių su veršiuku atskira nubundos, kada jį galėt ramia būti. Pabūs kokių portrai dienų, jį galės eiti bendro aptvar.
Mūsų sausa atsigulė. Tai prieš motinį tai jau nes pats didžiausias veršis. Bet nesvarbu, kas veiks ir pat motin tai graž didelė nustumbi. Tai tas verščiai, kaip riešutėlis buvo. Pliukšt. Ir viskas. Grill Paradise. Gražuolės laukia ganos. Bandita. Ui, sulauž tvorą, išsilauž, pabėga, čia pridirba, nesąmonė. Gera, man bišk su tėvuk padėjo čia susitvarkę, šaunė. Visko, nes čia daug baisiau atrodė. Tai žodžiu, išlauž čia, kaip matos, nusikaltimo vietą. Į pabėg per gal. Tai vėjin buvau, kad man reikėtų tos tvoros vakar, nes karvę atsivėd, pasimiau ant tvorą, galvoju, čia veršiuką nebeiššoks. Vėjin, nebuvau tvoros. Tai dabar į bandogardį uždarytas, ten į turbūt, nes valysiu mėšlą. Einu prie karvių, pasiimti šakį, atėjau, nes fermo nebradau šakis ir po šiaudas kažkur. Tai o, šiaip buvau atvyks Kornelijus iš Stokeriaus, bišką aptarėm reikalus. Tai bus šį metą irgi tokių biškų naujienų. Ūkį bus laukdėjen. Vėliak, kaip į pernaką buvau. Tai didesnė, gražesnė musė dar. Tai bus šienavim sezonų įkarštė jau turėtum būti. Nes gaus techniks naujos, tai bus visko. Pamatysit, bus pakvietimą. Tai įdomi, bus vėliak renginys turėtų būti įdomus. Baiso karvis, kas čia buvau? Buvau draugas atėjus aplankyti. Toks pavarygis mažylis. Šalpusnis auga. Tai gražus oras, bet šalt iš tikrųjų dar ir. Sėdi kabino, runks net šalt su pirštinėm tur vairuoti. Tai, žodžiu, iškabinau telyčių dalį tų. Lieka bulė. Dabar reikia tik tą persivaryti bulius į bandogardį. Bet žiūriu, kad bišk tvorų trūkumai. Tai atėjau pažiūrėti, kur čia galėčiau dar kokį vienkį tvorą susirankioti. Tai karvę reikia pasiimti čia vien su bereikalum paruošėm. Susirankios dar reikia užtverti. Užtverti ten, kad iš tos poisna eiti bandogarį. Tai karvė dar nenusivalė. Jeigu ryto nenusivalė, jau reikia veterinarų.
nedaug beliek. Čia šitą toks viduriuks. Tai šitą greta iškabins, bet dar turbin reikaliuks tvarkyti. Grįž vėliau. Ba į 5, gal grįž kokių 7. Da valandė kveino antrą. Aštuonisi sutvarkys. Tai čia jau tuką daudas, ką priekint. Tas koksa buksas. Šiaip gražus, tai jautė visai, kur vasaras gal planuoju parduoti, tai nebloga atrodo. Per vasarą da pasipenėt. Nu, da viens veršiuks. Nu, konto. Jaunuolį bišk žvalesnis atrodo. Tas gaspadoris konti gėmis ir. Jens galvo, gano mam čia ir. Negali patikėti, kad aš žali karvę nuo mam. Aš ir nepasakyčiau palei spalvą, atrodo kaip šarolė. Bet tepi, nu iš tos gėmi liktai. Nu aš ir nemačiau. Gal kažkas pametė atvaik, ne? Ansa daugiau energijos skir grybavimų neigu. Nu kondara, juk ne aš tes. O, į dabar esi iš paskos, jau turiu uždėti tarp, reikėt palėtį atnešti. Savo nesanu neberasti, ir tu ansa bus išeis jau iki atvarti bakūdžiai. Prisiregistravęs jau numeris įsiseigis. Viens mėmi, kits hiperaktyvus. Ansa jau nori išėti į svietą. Mutent vargiai savo verišį. Pririešti. Aš dar nebaigiau mėšlą kabinti, jau čia da lauk, telyčius negerus lauk ir neėdus. Tai žodžiu, turiu dar reikalų. Ir dar turiu video padaryti, tai o dabar jau ir 7 beveik. Nu, suėdėme, elts jau gali lyst atgal. Technologija. Tai o, tunelį išvaliau. Gerai, reiktis vežti pašarus, vežti šiaudus, kažkas liks laukime įguoti. Nežinau, jaučia telyčius, reiks pajungti vandenį. Parvežti geldą, pajungti vandenį gyvuliukam. Įmes dar kokį ruloną papildomą. Greičiausiai, ką jautė liks. Rytoj šeštadienis varau nusipirkti vomizdę, pasiskolins iš Rimant prie kabelį. Nulieks, nusipirks vomizdę. Ir sudėsam čia normalės sprandinį, kaip ten. Tai nežinau, rytoj darbausiu, sekmadienį darbausiu intensyviai, tai gal pažiūrės, jeigu išės padarys gal ekstra seriją, gal išės kokį antradienį. Tai o, musėt. Tai reiks čia sprandinį pakabinti, žodžiu, visko nustvarkyti normaliai, nes čia jau bardaka ir bus gera bakūžė. Teik, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, būtina paspauskėt like, parašykėt kokį komentarą. Kai susitiksam ket šeštadienį, o gal net į trečiadienį matysam, nes gali būti papildom serijai. Tai jo, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Čiau. Telyčius palikau.